Įsitaisykite patogiai. Galite atsigulti ant nugaros. Delnais uždengti užmerktas akis, po alkūnėmis pasidėti pagalvių arba atremti jas į sieną. Arba galite atsisėsti prie stalo, pasidėti tiek pagalvių po alkūnėmis, kad alkūnės būtų pečių lygyje, uždengti užmerktas akis rankomis ir atsisėsti patogiai, kojų pėdos ant žemės. Stebėkite savo kvėpavimą, kaip jis kyla ir leidžiasi jums įkvepiant ir iškvepiant. Nuo kojų pirštelių iki viršugalvio. Stebėkim, kaip oras vaikšto kūnu. Gilus ir tolygus kvėpavimas. Kiekvieną kartą iškvepiant sąmoningai atpalaiduokite akis. Leiskite joms įkristi giliai akidobes ir ilsėtis. Atpalaiduokite pečius, kaklą, veidą. Atpalaiduokite kaktą. Su kiekvienu iškvėpimu sąmoningai atpalaiduodami akis, įtampą iš jų iškvėpkite lyg kokį pilką rūką. Gilus ir tolygus kvėpavimas. Vorkos voratinklis. Mažasis voriukas Vorka gyveno profesoriaus Brakenšteino name. Vorka šiaip jau nieko nesiskyrė nuo daugelio savo brolių voriukų. Jis buvo nedidelio ūgio, turėjo 8 ilgas kojas ir puikiai mokėjo austi didelius, gražius voratinklius. Tad ir audė jis juos visur – virtuvėje, prieškambaryje, profesoriaus darbo kambaryje, ant lubų ir po spintą. Jis audė ir vis tikėjosi, kad profesorius kada nors pastebės jo gražiuosius voratinklius. O pastebėjęs labai nustebs ir pagirs, sakydamas: "O, koks tikslumas, kokios linijos, kokia simetrija." Bet bėda buvo tame, kad profesorius buvo toks užimtas žmogus, kad išskyrus savo knygas, jis nieko aplink save nematė. Tad vieną saulėtą dieną Vorkos galvoje užgimė puikiai idėja. Jis nusprendė nukeliauti iki profesoriaus stalo ir kol šio nebus namuose, nuausti didelį, apvalų ir tvirtą voratinklį tiesiai profesoriui ant stalo. Stebėjosi savimi voriukas, tempdamas siūlą, nuo stalinės lempos ligi profesoriaus akinių paliktų ant atverstos knygos. Ir kaip aš seniau apie tai nepamąsčiau. Dabar tai jis tikrai pastebės, ką aš jam nuausiu. Voriukas dar niekada taip nesistengė kaip šį sykį. Jis taip įsismarkavo, kad tinklą nuaudė net 2 kartus didesnį nei paprastai. Vaje, net pats nustebo Vorka, kai pabaigęs darbą pasilipėjo ant stalinės lempos, kad dar kartelį galėtų viską apžiūrėti iš viršaus. Profesorius Brakenšteinas tikrai nustebs. Buvo tuo visiškai įsitikinęs Vorka. Tikrai nustebs. Staiga Vorka išgirdo, kaip kažkas rakina lauko duris. Profesorius? Tokiu laiku? Nusistebėjo Voriukas. Ankstokai. Bet dar labiau jis nustebo, kai pamatė, kad į kambarį ėjo ne profesorius, bet kažkokia apkūni moteriškė, laikanti savo rankoje kibirėlį ir šluotą. Čia dabar kas per siurprizas? Nusistebėjo Vorka. O kur profesorius?
tačiau moteriškė neišgirdo Vorkos klausimo, ji tik kritiškai apžvelgė kambarį ir piktai sušniokštė. Fu, kokia betvarkė. Moteriškė nieko nelaukusi išsitraukė iš kibiro šlapę skudurėlį ir pradėjo jo valyti dulkes nuo lentynų bei rinkti nuo lubų Voriuko išaustus voratinklius. Palik mano meno kūrinius ramybėje, sušuko Vorka. Aš protestuoju. Tu neturi teisės gadinti šių nepaprastų šedevrų. Tačiau moteriškė atrodo neklausė Vorkos. Ji ir toliau sparčiai šluostė ir naikino Voriuko tinklus. Po kurio laiko sukrebždėjo lauko durys ir į kambarį įžengė profesorius. Na dabar tai jis tau parodys, pasišiaušęs iš pykčio, sucypė Voriukas. Vykit ją greičiau lauk, kol ji visko galutinai nesunaikino. Tačiau kaip tai nebūtų keista, profesorius ne tik, kad nesupyko ant šios moteriškės, bet dar su šypsena ją pasveikino. O, ponia valytoja, malonu, labai malonu jūs matyti. Čia jau senokai reikėjo aptvarkyti. Ką? Negalėjo patikėti tuo, ką tik išgirdo Voriukas. Tu jai leidi plėšyti ir naikinti mano tau išaustus voratinklius? O, koks tu nedėkingas, pasijuto išduotas profesoriaus Vorka. Aš taip dėl tavęs stengiausi, o tu? Jis buvo toks prislėgtas savo skausmo, kad nepajuto kaip valytoja, pastebėjusi jį, pasišlikštėdama, šlapiu skuduru paėmė jam už sprando ir išsviedė per atidarytą langą. Taip Vorka atsidūrė sode. Krisdamas jis spėjo užsikabinti už vyšnios medžio šakelės, augančios čia pat už lango. Tad dabar liūdnas ir nelaimingas. Jis susisuko į kamoliuką ir graudžiai verkė, šnirpštė, nosimi gailėdamas savęs. Čik, čirik, čik, ko čia verki? Staiga paklausė Vorkos netoliese ant kitos šakelės nutūpė žvirblis. Vorka po truputį pradėjo pasakoti žvirbliui visą savo gyvenimo istoriją. Man norisi sugrįžti ir kaip nors jam atkeršyti, tokiais pilnais kartėlio ir pagiežo žodžiais, užbaigė savo pasakojimą Voriukas. Čik, čirik, čik, vėl sučiškėjo žvirblis, kai išklausė Vorkos, bet tai tau visiškai nepadėtų. Kodėl? Nustebo Voriukas. Todėl, kad čik, čirik, čik, net ir tada profesorius neatkreiptų dėmesio į tavo voratinklius. Tu to nieko nepasiektum. Tu teisus, atsiduso Voriukas. Aš daugiau niekada nebeausiu voratinklių. Ir išvis nieko daugiau nedarysiu. Čik, čirik, čik, sučiškė nepatenkintai žvirblis. Nekalbėk nesąmonių. Tu esi sukurtas ne tam, kad nieko neveiktum, bet tam, kad austumei voratinklius. Tik tavo bėda yra tame, kad tu juos audei ne tam, kam reikia. Ne tam, kam reikia? Pakėlė savo nustebusią ir šlapę nosytę Voriukas. Taip, tęsė žvirblis. Tu turi austi voratinklius savo kūrėjui, o ne profesoriui Frankensteinui. Austi kūrėjui? Pakartojo Voriukas. Ar tai reiškia austi tam, kuris mane sukūrė? Taip, čik, čirik, čik, dar kartą sučiškė žvirblis ir pašokęs nuo šakelės nuskrido savo. Voriukas dar kurį laiką sėdėjo susimąstęs, bet po to išsitiesė ir pradėjo ropštis į medelio viršūnę. Austi kūrėjui, tyliai šnibždėjo jis, tempdamas siūlą nuo šakelės prie šakelės. Austi kūrėjui. Kai voratinklis buvo pabaigtas, Voriukas pasijuto esąs labai nuvargęs. Saulutė jau buvo nusileidusi visai žemai, todėl jis patogiau įsitaisė ant šakelės ir užsiklojęs vyšnaitės medžio lapu tyliai ištarė. Šis voratinklis tau, mano kūrėjau, labanaktis. Ir Voriukas saldžiai užmigo.
ryte jį prižadino triukšmingas žvirblių čirškimas. Jie tikriausiai čirškė savo kūrėjui, pagalvojo Vorka. Tai gerai, bet galėtų tai daryti kiek tyliau. Čik, čirik, čik, Vorka, greičiau pabusk, šaukė Voriuką pažįstamas žvirblio balsas. Greičiau, greičiau, pažvelk į savo voratinklį. Na, kasgi ten tokio galėjo atsitikti? Tingiai išlindo iš savo šilto guolio Voriukas. Bet vos tik jis pažvelgė savo mažom apsimiegojusiom akytėm į voratinklį, kai pats iš nuostabos vos nenukrito nuo medžio. Vajetau, kaip gražu, sušuko jis. Per naktį iškritusi rasa papuošė voratinklį šimtais mažų lašelių. O pakilusi saulutė nudažė juos visomis vaivorykštės spalvomis. Todėl voratinklis dabar atrodė, lyg būtų nusėdęs nuostabiausių brangakmenių, perlų, smaragdų, topazų, safyrų. Tai buvo iš tikro nuostabus reginys. Tuo pat metu namo lange pasirodė ir apsimiegojęs profesorius Brakenšteinas. Jis iškišo savo susivėlusią galvą pro langą, kad galėtų giliau įkvėpti gaivaus ryto oro. O! Staiga pasigirdo susižavėjimas iš profesoriaus lūpų, kai jo žvilgsnis užkliuvo už nuostabaus spindinčio Vorikos voratinklio. Koks grožis, sušuko profesorius. Kokios linijos, kokia simetrija, kokios spalvos. Tai tiesiog fantastiška, sušuko jis. Ką? Ką jis pasakė? Negalėjo patikėti tuo, ką išgirdo Vorika. Jis sužavėtas mano voratinkliu? Aš jam juk padariau 100 voratinklių ir jis jų nepastebėjo. O dabar naudžiau tik vieną vienintelį voratinklį savo kūrėjui ir jį tuoj visi pastebėjo. Kaip tai yra keista. Nieko čia keisto, Vorika, sučiškė žvirblis. Ką tik darytum, daryk tai iš širdies, kaip viešpačiui, o ne dėl žmonių. Žvirblis draugiškai mirktelėjo Voriukui ir nuskrido, o Vorika ėmė planuoti, kaip jis galėtų nuausti dar gražesnį tinklą savo kūrėjui. Giliai kvėpuojam. Pamažu rankas atitraukiam, nuo akių akys lieka užmerktos. Leiskim akims priprasti prie naujo apšvietimo, lengvai sukiodami galvą nuo vieno peties prie kito. Leiskit šviesai atpalaiduoti užmerktas akis, veidą, skruostikaulius, kaktą. Giliai kvėpuojam. Ir pasukę galvą į vieną pusę prie vieno peties. Keletą kartų sumirksėsim ir užsimerksim. Ir vėl pasuksim galvą prie kito peties. Keletą kartų sumirksėsim ir užsimerksim. Giliai įkvėpę grįšim į taisyklingą galvos padėtį. Ir dar kartą gilus įkvėpimas. Iškvepiant, mirksėdami plaštakės sparneliais, atsimerkiam ir apsidairom aplink. Pastebėkite spalvas esančias jūsų aplinkoje, kaip jaučiasi akys, kaip atrodo formos.